Klausau. Labas vakaras. Labas. Justas iš EV3 paskambino dabar. Žaidimas Milijonierius ir jūs esate tiesioginėme eteryje. Labai malonu kalbėti su jumis, galite pasisveikinti, nes deja jūsų draugui prireikė pagalbos. Kaip žinia, dalyvauja pas mus Tomas ir jisai nurodė jūsų telefono numerį, kad galėtumėm jums paskambinti. Tai labas vakaras. Kokį žaidimą? Milijonierius. O per kokį kanalą čia eina? Atsiprašau? O kaip draugas paskambino? Čia, panelė, vyksta įrašas. Mes tengiamės įrašyti kuo tiksliau ir kuo gražiau. Jūsų draugas Tomas. Nudėjo, kad tokie nėra draugas. Netrukus aš su juo sujungsiu, mes gal pradedam iš naujo, nes kažkaip čia šiek tiek mane išmetė iš vėžio. Aš galvoju, kad jūs viską žinot, nes Tomas nurodė tik savo draugus ir nurodė jūsų telefono numerį, kuomet jis nežinos teisingo atsakymo, kreipsis į jūs. Tai, panelė, jūsų vardas Erika, jei neklystu, ar ne? Erika. Nu jo. Taip, tai visiškai teisingai. Tai Erika, aš vėlgi iš naujo tuoj prisistatysiu ir kalbėsime tada vėlgi viskas iš naujo. Tiesiog įrašas bus transliuojamas šeštadienį. Šeštadienį? Taip, tai Erika, laikas yra labai brangus, vėlgi viskas iš naujo. O per kokį čia kanalą rodys? TV3. TV3. Taip, tai 1, 2, 3 pradedam. Labas vakaras, Erika, su jumis laidos vedantysis Milijonieriaus Justas. Labai malonu, Erika, kaip gyvuojate? Gerai. Jūsų draugas Tomas šiandien dabar užstrigo 1000 litų zonoje ir mums reikia, teisingiau, jam reikia jūsų pagalbos. Ar jūs suteiksite savo žinias ir bandysite pasidalinti jomis ir atsakyti teisingai į klausimą? Nu, bandysime. Jums bus nelabai daug laiko duota, apie 35 sekundės, per kurias turėsite padėti Tomui atsakyti į vieną suktą klausimą. Nu, taip, taip. Tai 30 sekundžių su jumis Tomas pabendraus ir jeigu jums pavyks atsakyti, aš manau, kad 1000 litų sumą Tomas pasidalins su jumis. Tai po trumpos pertraukėlės Tomas netrukus sakys jums savo klausimą. Alio, Erika Labutis, čia Tomas, labas, kaip laikaisi? Erika, trumpai, negaliu ilgai kalbėti, bet klausimas yra dabar man už 1000 litų ir klausimas yra, kas buvo pirmasis Lietuvos prezidentas? Ir keturi tiesiog atsakymo variantai, nežinau, kuris tikras yra. Algimantas Čepsuolis, Gintaras Pulkis, Kęstutis Brazauskas ar Juridijus Landsbergis? Kas buvo pirmas Lietuvos prezidentas? Gal tu žinai? Erika, laikas tiksi, jūsų variantas. Kaip jūs galvojate? Alio, Erika, alio, kur tu? Tomas čia, alio, Erika, ar girdi mane? Girdžiu. Pas mane laikas baiginėjasi. Kas buvo pirmas Lietuvos prezidentas? Algimantas Čepsuolis, Gintaras Pulkis, Kęstutis Brazauskas ar Juridijus Landsbergis? Greičiau. Kad nei vienas? Greičiau. O kaip? Ketvirtas. Juridijus Landsbergis, ne? Ar tikrai žinai šitą? Nu, tikrai, man atrodo. Tikrai. Taip, mano atsakymas 4. Juridijus Landsbergis. Jūs renkatės ketvirtą variantą ir tai galvojate, kad tai yra Juridijus Landsbergis. Taip. Žiūrime į lentelę. Man taip sakė Erika. Žiūrime į lentelę. Ir pirmas variantas buvo neteisingas. Neteisingas, tai reiškia ne Algimantas Čepsuolis, ne? Taip, antras variantas taip pat buvo neteisingas. Gintaras Pulkis irgi ne. Lieka du. Kas? Ar Erika yra teisi? Ar Erika teisi tu? Erika, tu tikrai žinai? Mes sužinosime po trumpos reklaminės pauzės. Taip, grįžtame po reklamos. Erika, tu mane dar girdėjo? Taip. Gerai. Tai sužinosime, ar Erika yra teisi. Ar Erika teisi? Ar Erika? Ar Erika iš vis yra Erika? Ar Erika pažįsta Tomą? Ar prezidentas pirmas Lietuvos buvo Juridijus Landsbergis? Taip! Ačiū tau! Ačiū Erika! Jūs teisus, galiu pasveikinti. Kaip aš galėjau nežinoti? 1000 litų atitenka Tomui. Taip, ačiū! Taigi čia akivaizdu, kad Juridijus Landsbergis buvo pirmas Lietuvos prezidentas. Tomai, leiskite paklausti, ar jūs pinigus pasidalinsite su Erika? Tai aišku pasidalinsiu. Erika, tau 200 litų, gerai? O žinai, kur aš gyvenu? Taip, Erika, taigi aš tavo kaimynas, Tomas.
Na, dabar tiesioginis eteris, tai nesprendžiame, Gerai, kas kur kaip nesisprendžiam. yra. Duokit man pinigus. Bet taip, jūs laimėjote Kur man 1000 pinigai? litų. Kas čia per apgaulė? Toj bus pinigai, ponas. Ką, ponas, toj bus pinigai? Gani babki. Labas, Erika. Labas, Erika, radio stotis Zip FM, radistas. Kaip čia? Kas čia mažu? Atrimtai galvoju, kad čia TV3? Ne, aš nepagalvojau, čia mane apmauna, bet nesupratau, kokią progą. Progos nėra. Be Ovidija progos. užregistravo tave? Kas? Ovidija. Ovidija? Jo. Kokia čia Ovidija? Galų Nu, gale čia tau geriau turėtų būt perduoti žinoma. linkėjimus nuo Ovidijos, būčiau dėkinga iki grabo lentos. Ai, čia tipo gal iš nemaksiu? Man tada iš makšties. Ar tikrai iš nemaksiu? Aš nežinau, žinok, mes jos Mes nepažįstame. jūs nepažįstam. O tai kaip čia parašė, tipo, kad iš... Erika, ar tikrai Lietuvos prezidentas pirmas buvo Jurijus Landsbergis? Ne, čia iš galvos tikrai nežinau. O tai kas buvo pirmas? Negaliu pasakyti. Stulginskis gal? Gal Smetona? Gerai, Erika, ačiū tau labai. Taip, Erikutė, sėkmės, ačiū Buvo tau, iki. Smagu. Smagu. Aha, aišku. Viso gero. Viso gero. Aha. Aišku, Geras su tam milijonierium. aišku. Reikia va tokius biški pagauti ant tokių, žinai, bangos. Jūs laimėjot 1000 litų.